Sveiki visi, šiandieną tikriname prieš pirkimą BMW X3 G01 21 metų 2 litrų dizelinių 140 kW B kartos varikliu. Pakėlus ant keltuvo pastebėjimai būtų tokie, tai priekinės amortizatorių apsauginės gumos tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje yra jau suplyšę, jas reikėtų keisti. Toliau stabdžių diskai priekį gale turi labai minimalų kantelį, o stabdžių kaladėlės taip pat viskas tvarkoje. Ant dėklo turim tikrai labai dar daug, matomai stabdžių sistema ne per seniausiai bus visa atnaujinta. Padangos tai Bridgestone'as, priekis galas vienodos 20 metų, bet padangas jau rekomenduotume keisti, kadangi priekį ten turime apie 3 mm protektoriaus gylį, gale 3-2,5. Tai padangas rekomenduojame keisti. Priekiniai daly pakaba dar viskas originalu, niekas neremontuota, nekeista, svirtys, silent blokai visi originalūs. Dažna bėda šiuose modeliuose yra priekinio svirčių įvorės, jos su jom taip pat viskas tvarkoja, taip pat skersinių traukių va šios įvorės, kur rodau, bet šioje vietoje jokių pastebėjimų neturim, viskas tikrai dar tvirtas, standu, stabilu. Variklio skyriuje jokių neturim alyvos prasisunkimų, viskas švaru, gražu, tvarkinga, atkreipėme visas probleminės vietas dėmesį, tik tai galbūt keista alyva yra automobilio neseniai. Ir galėjo nuvalyti tepalo lašą nuo karterio alyvos išleidimo varžto. Pats dugnas visas tvarkingas, visos apsaugos originalios, visi tvirtinimai yra, varžtai, laikikliai, fiksatoriai. Šioje vietoje tikrai miela, malonu. Dugnas pats gražus, tvarkingas, galiniai daly taip pat jokių laisvų klibėjimų neturim. Viskas gražu, tvarkinga, reduktorius taip pat jokio alyvos prasisunkimų neturi, reduktoriaus įvorės taip pat nesuplyšę, neišplyšę, amortizatoriai, spyruoklės, viskas tvarkoje. Galinė automobilio dalis, galinėje automobilio dalyje taip pat viskas originalu, kaip minėjau. Padangas rekomenduojame jau pasikeisti, tiek priekyje ir gale visas 4, dugno būklė, visa priekinė dalis, variklio skyrius. Taip pat dar rekomenduotume išsivalyti lapus, kurių yra nemažai prikritę tarp aušinimo radiatorių. Tai tokį pastebėjimai būtų. O atlikus žibintų matavimų stendų, tai su žibintais viskas ok, tiek artimosios šviesos, tiek rūko žibintai atitinka į techninių apžiūrų reikalavimų ribas. Tai tiek, tikrai miela, malonu tikrinti tokį automobilį. Automobilio rida 146 000 km.